Tas sugrįžė dar nuo Minecraft video ir šiandien žaidžiu Minecraft Pocket Edition Survivalą. Kaip matot, jau pradėjau ir su jumis sveikinusi jau gal kokį, nežinau, gal 3-4 kartą, o kas buvo tiesiog mane vis dar sutrukdo ir kaip matot, jau priskirtau gan nemažai medienos, pasidariau geresnį pikeksą ir priskirtau šiek tiek irono, bei čia tik kelis kaulo ir tik kelis irono. Kažkaip sunkiai man šiandien šnekas, jo. Kažkaip sunkiai sekasi kalbėti man šiandien, bet tikėkime, galbūt išeis padaryti ir pirmą video bent kiek galbūt geresnį. Nors aišku, pirmas video niekada nebūna toks labai jau geras ir jo. Čia lava, o man lagina, liūškai negerai. Nenorėčiau tiesą sakant mirti, nes tingėčiau dėl tą medieną kirstų ranką ten belie kiek laiko. Aišku, kiek aš prisitirtau, tai galėjau ir mažiau, bet ai. Tai matot, žaidžiam ant 0.9.5 versijos, tai žiauriai gera versija, bent jau kaip lyginant su 0.8, tai yra išėjo visokie tokie keivai ir Infinity Worldai tie patys, žiauriai, aišku, geras dalykas, mesa biomas, tikriausiai reikia taip sakyti, bet man lagina. Štai kam yra problema iš tikrųjų. Bet aš nesuprantu, kodėl man taip lagino. Prieš tai, kaip filmavau, tai nelagino, kaip pradėjau šitam worldą, tik tai žaisti, tik tai. O dabar, kai matau, lagina ir aš nepažiūrėjau, kiek buvo laiko, kaip aš pradėjau filmuoti, ir tai, aišku, nieko gero, nes nežinau, kiek laiko dėmt. Tai bet nieko, manau. Galbūt norėčiau pasakyti, kokio ilgio, ar kaip čia reikėtų sakyti, bus mano video. Bus jie, manau, nuo 10 iki 15 minučių, nes manau, tai yra pats tas laikas, kad neatsibostų ir panašiai, bet kad ir nebūtų per mažai. Jo. Kiek bus epizodų, nežinau tiksliai, bet manau, norėčiau galbūt tikrai padaryti daugiau negu 10 ar 15, nes ką žinau, kažkodėl taip noris, kad šiek tiek daugiau negu galbūt visi kaip daro, bet aišku, žinom, kad tas Minecraft Survivalas, ypač Pocket Edition, tai yra toksai galbūt nusibostantis dalykas gan greit, bet tikėkime, mums neatsibos ir mes čia žaisim savo, sakant, ilgai ir laimingai, jo, bet man lagina. Žaisim galbūt ilgai, bet tikėkime, kad ir laimingai nelagins man taip kaip šiandien. Jo, jaučiu mažai vietos telefone, nes neištryniau nieko ir dėl to biškį lagino. Taip, čia aš padėjau šitą bloką netyčia per lagus. Ir einam čia. Kas čia? Čia matau nieko. Ar čia yra kažkas? Bet aš nežinau, kodėl man taip lagino. Taip, čia net nėra nieko toliau, tik tiek keivos, tik tiek tęsės. Jei nežinau, tai tokiuose keivose galima rasti deimantų ir žiauriai daug irono, kaip sakant, bet mums kol kas nelabai sekasi, nes čia kažkoks tai panašu bus labai mažas keivas, tik tiek galbūt jo ir bus. Bet nežinau, manau, galbūt už epizodą aš surasiu kokį kitą keivą, o šį epizodą, manau, mes galbūt tik tai kažką padarysime tokio, kaip sakant, galbūt net ne tai, ką visiškai planavau, aš crafting table ten tikriausiai bus palikęs, bet gerai galim galbūt įsikepti savo tą ironą turimą, turim 15 ironą, gal nemažai, bet aš negaliu dar pasidaryti furnace, nes man reikia cobblestone'o, kas per šūdas. Dabar kitas, kas kiek laiko gal bus įdomu bus jums, žinot, kiek bus video, stengsiuos kelt, plus minus kiekvieną dieną, bet aišku, gali ir neišeiti, nes kartais būna, tiesąkant, tokių dienų, kad visiškai negali nieko daryti, nes kokiais ten namų darbai susivertęs visą dieną sėdi ir panašiai, tai tikėkime, galbūt tokių dienų daug nebus ir aš pasitengsiu kiekvieną dieną įkelt video, bet jeigu neįkelsiu, tai žinokit, kad tikrai esu užsiėmęs, o ne tik tingi, kaip sakant, žaisti. Jo, čia. Tiesą sakant, tikiuosi, kad mane kas nors bent jau žiūrės. Jau esu ten įkėlęs 4 berods video, ten parkūras, ten kažkas dar, ir ten tokie 2, kaip sakant, tokie tutorialai 2 ir 2 parkūro mapai. Tai nieko ten gero, aišku, bet tikėkime, kad mūsų survivalas bus žymiai geresnis už tos 2 video ir
kiekvienas epizodas bus įdomus ir jūs tikrai jų nepersukinėsit, kaip sakant, nepraskypinsit, kad čia neįdomu, čia neįdomu, čia neįdomu ir panašiai. Aišku, jūs pirma dėl to, aš vis dar žaidžiu One Piece, jo, nieko dabar įsijungia, manau, kad labai nieko nepadarėm. Galim pasidaryti savo, kažkur. Aš nesuprantu, kodėl man taip lagina. Aš biškėlis pasidariau. Ką man laiptai, povilį? Gerai, galim pasidaryti savo pagrindinių įrankių, tokių kaip šitas ir viskas, bet nieko negalim padaryti, bet tai skeps. O man lagas milžiniškas. Aš čia žinau, kodėl, ne dėl to, kad mažai vietos labai ir kuo toliau, to labiau lagina, kai filmuoji. Damn-it. Nežinau, manau, šį epizodą tik tai taip įsikursim, kaip sakant, šiek tiek čia galbūt to laiko nors įsikasiu, manau, už epizodą aš susirasiu Vilnas, pasidarysiu savo lovą ir galbūt kitą epizodą, nežinau, nieko nepažadu, bet galbūt jau pastatysim savo namą, kokį, sakant, gal gražesnį kokį, nes kažkaip aišku, irgi noris, kad namuose būtų nebūtų ten koksai konservų dėžutė, kaip sakant, toks kvadratinis visiškai, nes, negražu paprasčiausiai jos. Pasidarom savo tokį kaip ir kambarį, nežinau, čia kambarys čia kažkokia, tai kažkoks neaiškus dalykas, bet jo. Tiesą sakant, šį video planavau padaryti ne visiškai tokį, planavau eiti giliai, kaip sakant, į keivus, bet supratau vis pirma, kad nors ir dabar aš praskypinčiau, bet man žiauriai lagina ir būtų labai daug problemų su tuo, nes, labai didelė tikimybė, kad mes įkristume į kokią ten lavą ar dar kur nors. Sakant, ir mirtume paskui su visais savo itemais. To aš nenoriu, tikrai manau net už epizodą aš susirasiu galbūt kažkokį keivą ar dar kažką ir manau už epizodą pasirinksiu vietą, kur gyvensiu ir kad galėtume mes iškart jau pradėti taip normaliai, kaip sakant, žaisti. Bet man su lagu labai prastai ir dėmesį. Bet aš nesuprantu, aš jau viską atrodo išjungęs. Būtų sensityvi pasididinti. Aš sensityvi labai maža. Tu baik, kad čia aš visą nelagas, ne, lagas. Turėjau minį, norėjau pasakyti, kad čia net nelagas, o tiesiog, kad sensityvi visas išjungtas, tai yra jautrumas ir kai matot, kada tik tai torsas pradėjo šviest. Blogai. Nežinau, manau, šis epizodas bus labai galbūt toks nevykęs. Nes dėl lago man gali būti tikrai labai prastai. Bet, jo, gerai, manau, kad, sakant, suais kaip pirmam epizodui. Jeigu man taip nelagintų, būtų aišku geriau, bet kadangi neturim kaip ir kito pasirinkimo. Gerai, nieko čia nedarysiu daugiau. Tai ką, žinau, epizodas labai trumpas, toks nevykęs, bet tik tai norėjau galbūt pasakyti jums pagrindinius dalykus, ką norėjau pasakyti ir panašiai, dar kartą primenu, epizodai bus kiekvieną dieną, dar noriu pasakyti, kad jūs galit man siųsti įvairius parkour adventure mapus, aš juos užaisiu per video, aišku, į Skype'ą siųskit savo Skype'ą, parašysiu video description'e, visuose, tai sakant, video yra description'e mano Skype'as, tai jeigu netyčia pamiršiu, tai nuveikite į bet kurį mano video. Palaikinkite, aišku. Ne, ką jau. Tiesiog. Viskas, manau, pasimatysim kitam epizode. Ačiū, kad žiūrėjot. Like, subscribe irgi.